15 eilutės. Taigi esam truputį pastrigę, aš čia toks kaltinys, matau pastrigėjimą. Mato Evangelijoje ir 12 skyrių, kaip geram filme, įtampa auga, ne? Įtampa auga ir Jėzus turi konfliktą su fariziejais. Ir 14 eilutė iš tikrųjų fariziejai oficialiai priėmė sprendimą. Susimoka, nusprend oficialiai, ne tik diskutuoti su Jėzum, ne tik su juo ginčytis, ne tik kažką bandyti kažko nukreipti, bet tiesiog jį sunaikinti, pražudyti. Jau nebėra klausimas, ko daryti, jau yra klausimas, ką, kur, kada, kokiam aplinkybėm. Ir kažką skaitydams, besiruošdams, toliau aš galvojau pradžioje, kad tai bus vienas toks pasidalinimas, bet žinau, kad kitą sekmadienį mūsų brangus draugs, brolis Oleks užbaigs Efeziečiams laišką, 6 skyrių apie Dievo ginkluotę, dar kitą sekmadienį kažkas iš Remeikio, Algirds arba Regina mums tarnaus, jums tarnaus, mes būsam išvykę 2 savaitės. Ir paskui rugpjūčio 1-2, tai yra 6 sekmadienį, bus palapin šventė. Ir kažkaip matydams, kaip čia viskas įsiplėtė, aš dar neperskaičiau tos visus rašto vietas, aš pamačiau, kad tai galbūt tokia nuo 18 iki 21 eilutės tai bus palapinių švenčia, tai tokia kaip ir vizija, kaip ir misija, kaip ir turinys bažnyčia. Todėl šiandieną tai biškius triksam, galbūt ir trumpiau, toks vasaras ar žiems ant 4 eilučių. Ar nieko prieš. Parmelskitės, kad pamokslininkas išlaikytų, nes tai yra baisiausia pamokslininkas nuodėmė pažad, kad bus trumpa, o gaunas ką? Ilga. Gerai. Bet aš perskaičiau visą tą dalį, kai nuo 14 eilutės, kada fariziejai jau susimokė Jėzų pražudyti. Ir čia yra vienas iš nuostabiausių Jėzaus pristatymų Mato Evangelijoje, jo prisistatymų ir pranašystės išpildymų. 15 eilutė sako: tai žinodamas Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį ir jis visus gydė. Bet įspėdavo, kad jo negarsintų, ir taip turėjo išsipildyti pranašų Izaijo žodžiai, 2. Čia Izaijas yra 42 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrėsi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasią, jis skelbs tautoms teisingumą, jis nesiginčys, nešauks ir negirdės niekas gatvėse jo balsų. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio, kol nenuves į pergalę teisingumo. Ir jo vardas teiks viltį tautoms arba netgi pagonį. Ne? Čia yra vienas iš tokių nuostabiausio Jėzaus to turinį, to širdys perdavimą. Ir mes truputį paliksam, kaip sakant, galbūt net ne šiandieną, o kitą dieną tarp deserto. Ir mes einam į tą tokį tarsi, kaip sakyti, perėjimą nuo vienos istorijos į kitos istorijos. Aš pradžioje galvoju, kad tai bus tiesiog perėjimas. Visu žinok, žinai, potėsi numus ar ne, ir važiuoju į bažnyčią. Ir kažkas toks perėjimas, kelionė, perėjimas ir taip toliau. Ir mes labai dažnai nekreipam dėmesį tos mūsų perėjimus, pervažiamus, vykimus. Tai atrodo tokie trumpi tarpa mūsų gyvenime. Bet aš pastebėjau, kad Dievas labai daug dalykų padaro būtent tus trumpus mūsų gyvenimo prabėgimus. Kelionės, praėjimus, paėjimus, nuėjimus, ar dar kažkur, kur mes nesuteikam, nes kartais net aš turiu irgi bloknotą, kur žymus stengus kartais pasižymėti savo dienotvarkį, savo planus, aš net neįrašau, žinai. Kelionė iš namų į Maksimą, ar ne? Nėra tokia pas mus, yra namai Maksima. Arba, suprantat, ir ta tokia vietėlė, atrodo tokia, ir kas čia tokį gerą gal vykti. Dabar pasižiūrėkim, kas čia gerą gal įvykti. 15 eilutė.
jie labai rišas su 14. Jie išėję fariziejai, visų pirma farizietai. Veiksmas prieš tai vyka laukus, Jėzaus mokinė kondarė. Skynė, valgė, kas vinų fariziejų atžvilgių yra neteisinga, nes jie darbavos, bet jie buvo taip susikoncentravę į savo rašto vietas, kad neperskait kitų rašto vietų, kurie prašyti, kad galima skinti. Nu, gerai. Tada jau galbūt jie per daug keliavo ir taip toliau. Ir Jėzus jiems dažnai sako, 12 skyrių, sako, ar jūs neskaitėt, ar jūs neskaitėt, ar jūs neskaitėt. Tai ir suprantate, tai yra didžiulis priekaištas. Ar suprantat, fariziejai? Jie visą tą knygą griaužė, ne tokie, jie turėjo raštus. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, mane yra, kada mano klasė, aš esu anglų kalbos mokytus, yra ten anglakalbis vaks, ir kuris mane pradeda taisyti. Arba tiesiog vaks mokinys, kuris geriau žino anglų kalbą, tiesiog jis yra paneris anglų kalbą. Aš jautu tokį didžiulį smūgį savo. Ar suprantat? Tai yra toks, ar tu neskaitė? Lauk, tu anglų kalbos mokytojas. Tai ir fariziejams tai buvo didžiulis toks kūnas. Ir jie neapsikentintų, jie nusprendė, iš tikrųjų mes matom, kad religija kartais gal daryti kompromisus, gal daleisti nuodėmę, silpnumo veidmainystę. Bet jeigu tai yra, pasikesinami tam tikrą autoritetą, ir mes turim saugotis tokį dalyką, ar iš tikrųjų mes, mums skauda dėl to, kad tai yra tiesa, o tiesa išlaisvina. Ar tai yra, pasikesinėms į mano kažkokį sukurtą iliuzijais autoritetą, kažkokį įvaizdį, kur aš čia, mano įsitikinimą ar ten toliau. Ir fariziejai šito vietų jiem nebeatlaikė. Aš jau kartuoju, galbūt jau 3-4, jie nusprendė šiandien iš sinagogos, kur Jėzus pagydė žmogų, kurie, kito evangelijų pasakyti, dešinio ranka buvo nudžiūvus. Ne? Jie iškart metė klausimą, ar galima per šabą gydyti. Ir tada jis davė jums pavyzdį ir kad patvirtinam šitą tiesą, jis išgydė. Išgydė. Ir visi pamatė šitą išgydymą. Tada kartas netgi mirusių sinagogų yra gera būti, tu gali gauti išgydymą. Kur netgi aplinka tokia ir, sakykime, kritikuojantį. Bet pirmieji sureagavo ir padarė sprendimo fariziejai. Jie išėjo lauk iš sinagogos ir visą, mes nebegaliam to toleruoti. Mes nebegaliam suteikti. Tai mes netep įsivaizdavom prabudėjimą, mes netep įsivaizdavom Mesiją, netep įsivaizdavom Jėzų, netokį to ar bažnyčių, mes visi turim tam tikrų įsivaizdavimų. Mes turim sustabdyti, mes turim baigti, mes turim jį nužudyti. Ir 15 eilutė jau ką Jėzus darė ir ką galbūt mes galėm daryti. Tai žinodamas, dabar iš tikrųjų iš kur jis žinojo? Jūs matėte, žmogiška. Jeigu aš dabar kalbu ir, pavyzdžiui, posė iš jūsų atsistoju ir išėjo. Nerek man būti pranaš, kad kažkas jums nepateika, ar ne? Kažkas netep. Atsimenu, mes buvom konferencijoje Varšuvo. Kadangi tai buvo tik draugiška aplinka, buvom apie 30 žmonių, tiesiog tai buvo tokia lyderių ir jų šeimų, ta prasme mūsų kaip šeimų toks susitikėjams. Ir kadangi buvo tik labai draugiška atmosfera, berods po pietų pavalgėm ir turėjai, man atrodo, David Kingai pas mus plungiai buvo atvažiavęs ir kažkas pasiūlė padaryti tik bairį. Pamoksliniai vyks šlovinėms, mes vis garbinami taip toliau, ir labai paprastų detalių. Berods, aš dabar kiek prisimenu, pamokslininkas tuo metu, kur dar vieną ar kitą giesmę buvo giedam, nuėjo į tualetą. Mes užbaigėm giedoti ir kažkas, iš tų vyresnių sako, davai padarom bairį, pasislėpkim. Davidas grįž pamokslauti, savo vesti mokymą, o mūsų nėra. Aš galvoju, kad bažnyčių karts turbūt nedarykit to su manim, aš galiu taip suprast paskiau. Jo, ir mes užbaigėm šlovinėm ir visi išsišlaptė, toks kompas, taip atidaro, Deivis atidaro, jis turi kalbėti, turi mums mokinti, atidaro, duris salė, tuščia. Suprantu, išgerti keli žingsniai, tada mes, žinai. Na ir aš galvoju, nebepaklausau, ką jis pagalvoja, ką jis tuo metu pagalvoja, ar kažkas sakė, tai pagalvoja tikriausiai, kad paėmėms bažnyčios įvyka. O tu pasirinkai.
Bet čia aš apie to prikalbu, kad žinau, kad fariziejai pasitrauktų, supranti, žinojo, kad jie yra nusiteikę priešišką. Ar ne? Jie yra nusiteikę priešišką. Aišku, tas žodis žinodamas, irgi aš pasižiūrėjau truputį ir graikų kalbos žodį, tai reiškia ir tą antgamtinį žinojimą, suvokimą, iš tikrųjų, kas vyka jų širdį. Tarp jų nebuvo bendravimo, nebuvo kontakto, kad, žinot, jie išdėstė Jėzų savo nesutikėjimą ir jie pasišalina. Jėzus kažko atsakė, ne, jis žinojo, jis galbūt ir antgamtišką žinojo, kas vyka jų širdį, koks sprendims, jie išėjo iš sinagogos ir koks sprendims buvo priimtas. Koks buvo priimtas sprendims. Jis žinojo tai. Taigi žinojimas karts aten. Mes žinom iš tikrųjų ir Dievas karts mums duoda tam tikrą žinojimą. Karts žinojimas labai paprastas. Elementarus. Ir mes neturim prisvaigti ir taip toliau. Kartas jis galbūt toks antgamtinis. Šią savaitę mes su Nijoliu pažiūrėjom 2 nuostabius filmus. Rekomenduoju. Pirmas tai yra Reiganas apie Amerikos prezidentą, o antras yra Jėzaus revoliucija. Ir jūs pamatysit, Reiganas buvo Amerikos prezidentas ir jis daug meldės, jo mama buvo dievota. Ir tas žinojimas, kad jie buvo, kad KGB jį sekė ir galvoju, kaip jis ten toks, jo pravardė KGB buvo kryžiuotis. Kryžiuotis. Su visom prasmėm KGB jį vadino slapyvardžiu kryžiuotis. Ir sak, mes praleidom vieną iš elementų, kur praleidom, jie buvo, susitikinti pas savo namus ir buvo pastoris kažkoks irgi kits krikščionis ir jie buvo su šeima ir sakė, ten įvyko malda. Ir tas pastoris labai pasakė, aš turiu tokį jausmą, žinau, kad Dievas sakė, jeigu tu esi teisė, tu būsi Baltuosius rūmus. O tokį žodį, labai paprastą. Esi teisė, būsi Baltuosius. Ir sako, aš tiesiog pasakiau, tai nebuvo jokios euforijos, jokios magijos, jokių kitų dalykų, tai tiesiog buvo trumpa malda, kur atėjo kažkoks žodis. Ir to vietu, suprantat, čia yra Netflix, čia yra pasaulio medija. To vietu KGB neapsiprato. Kas čia buvo, kas čia vyka? Ar suprantat, kas čia vyka? Nes buvo duota sąlyga, jeigu esi teisė, kon reiškia teisė, jis dar ten, nežinau, keletą metų, ten visko buvo pakelienu, bet jeigu esi teisė, kur teisė, taip teisė, ar taip teisė. Ir Dievas davė, kad pažada, štai žmogus, jis padarė tokį dalyką, kad jo vienas iš tikslų buvo sugriauti komunistinį režimą ir Tarybų sąjungą. Sak, mes pradėsim didžiausią karą, bet neišausim ne vieną šūvį. Ar suprantat? Ir jis, kada pirmą ar antrą kartą susitiko su Gorbačiovu, jis kalbėjo apie savo mamą, kuri vesdavosi bažnyčią. Ir tada Gorbačiovas prisiminė savo močiutę, kuri meldės už jį, sako, aš meldus už vieną ateistą. Ir Gorbačiovas tada sako, aš paklausiau savo močiutės, už kokį tu ateistą meldys. Sako, aš meldus už tave. Taigi, žinojimas, mes grįžtam prie to žinojim, Dievas duoda to žinojimą. Mes net, suprantate, tai nėra vis laiko toks super duper antgamtinis žinojimas. Tas labai paprastas, sąžinės balsas. Labai tylus, labai ramus, labai toks švelnus, blaivus protas, tam tikras aplinkybės, žmonių patarimą ir taip toliau. Taigi Jėzus, žinodamas, pasitraukė iš ten. Ir čia labai irgi svarbus dalykas yra. Labai svarbus dalykas. Ką reiškia pasitraukė? Reiškia išėjo, atlaisvino vietą. Ar suprantat? Ir čia man irgi tai žavo toks dalykas. Dabar to Edgaras pamokslauja kitą evangeliją. Aš atkreipiau dėmesį, aš dėl to sustabtelėjau, žinot, nepykit, šiuo metu man irgi atostogs, aš irgi pasiknaisiu dabar Dievo žodį. Jeigu būčiau tokiam darbiniam, tai čia pralėkčiau, sustotumėm gal po kokį 30 eilutį, sakytum, čia tas, čia visai aišku. Aš galvoju, o geras, pasitrauk. Nes mūsų kartas toks krikščionių įsivaizdavimas, kad Jėzus tik pirmin. Ne žingsnį atgal. Tik pirmin ir pirmin. Batas eina, varais eina. Su galva, su visku, Jėzaus vardu. Haleliuja. Nepavyk iš pirmą kartą, iš antrą ir taip toliau. Tai reiškia išeiti, pasitraukti, atlaisvinti vietą.
nežinau, kitas tautas, bet lietuvė turi tokį negražį biškį, nu, tokį patarlį to. Kartais sak, reik duoti durnių kelią. Nu, čia vėl jie tokie dalykai, bet dabar žiūrėkit, tai nėra, kad čia kažkoks elements, atsiverskam ton patį Evangeliją, kad daug nevartytumėm, o antrą skyrių. Mato Evangelijos, o antrą skyrių. Nu, sakykim, taip, nuo 12 eilutės, kaip Jėzus gėmė. 12 eilutė. Mes visi žinom, kalėdinė istorija, ar ne, išminčia ten. Ir žiūrėkit, 12 eilutė sako, sapne įspėti, nebegrįžti. Pasirodo, kitų kelių pasuko, tas pats žodis, pasuko arba pasitraukė į savo kraštą. Išminčia. Toliau. Išminčiams iškeliau, štai vėl pasirodo Juozapui sapne viešpats. Čia praktiškai tas pats žodis arba to patį žodį, kur pasitraukė ir šaknis rodom. Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk arba pasitrauk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas iškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Gal Dievas ne visagalis? Reikėtų žgiuoti tiesiai Erodo rūmus. Jėzaus vardu, mes paredam. Ne? Dar nelaiks. Dar nelaiks. Atsikėlęs nakčia Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Tas pats žodis, ta pati šaknis, truputį skiriasi. Ten prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą. Iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Matot, Dievo valio, suprantat, Dievo valio, tai nėra šiaip tokiai, Jėzus nebuvo čia kažką išsigondęs. Mes grįžtam į Mato Evangelijos 12 skyrius. Neišsigondo, jis nepasimė, jis nesiblaškė. Jis žinojo, kad dar tam nėra laiks. Kaip jis sakė savo motiną ir broliams, sak, dar neatėjo mano valanda. Tai labai svarbu dalykas. Ir aš toliau skaitau, tą patį tiesiog nesivartinės kitų vietų yra. Toliau, sako, sugrįžimas Nazareto Erodui mirus, štai viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui ir sako, kelkis, imk kūdikį, su motina keliauk Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti, įspėtas sapne nukeliavo arba pastraukė Galilėjos sritį. Reiškia vėlgi, Dievo vedėms jis yra toks įdomus, ar suprantat? Palauk, čia dar 12, 15 ir galbūt 4 skyriaus dar. 4 skyriaus ir vėl sugrįžimas. Čia jau Jėzus 4 skyriui yra gundoms, jis sugrįžta į Galilėją. Dabar žiūrėkit. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jonas Krikštytojas yra suimtas. O viešpats įsigondo iš baimės, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Ar ne? Dabar čia nėra toks naus mokymas, dabar atgas mokina, kad su Dievu reikia vis laik pasitraukti. Kaip tik batako problema, baimė, konflikts ir dedikuojas. Yra momentai. Senas testamentas. Jūzos bėga dėkojas, kada jį Potifaro žmona gundi. Pasitraukė. Nesidraskė, nesakė, aš ten, žinai, ir nekėlė ten skandalą, taip toliau. Mes turim kitą Senojo testamento tokį neigiamą pavyzdį, aš manau, vienas iš tokių geresnių pavyzdžių, kur Mozė net jis pajutė savo pašaukimą, gal savo esybę, dar krūms buvo neužsidegęs. Jis buvo Egipte ir pamatė savo tautos priespaudą. Ir matyti jau tas pašaukėms, dar krūmo nebuvo, dar turėjo 40 metų dėti, bet jį užsėdė, jau pradėjo rusenti kalvas. Ir jis pamatė, kaip egiptietis tiesiog išnaudojo kitą žydą, jis nužudė ton egiptietį. Ar suprantate? Nes jis jau jautė, kad kažkas tur būti netė. Ir kada kitą dieną jis pamatė 2 savo tautiečius, žydus.
Ir sako, kas pastatė tave mūsų teisėjų? Ar tu nori mums nužudyti, kaip nužudė šitą egiptietį? Kodėl? Ir tada jis išsigonda ir pabėga. Kodėl tai buvo, ir klaida ir neklaida? Todėl, kad dar buvo nelaiks. Dar 40 metų buvo nelaiks. Iš vienos pusės viskas yra Dievo valio, iš kitos pusės dar 40 metų, kur krūms užsėdė Mozė. Aleliuja. Dabar tai jokių būdų nėra naus mokyms, ką vengti konfliktų. Aš esu pats toks, specialis konfliktų vengėjas. Oi, kaip man tas mokymas patinka, žinok, negaliu tiesiog. Kur tik tas reikia išvengti, to ir ten. Dabar iš tikrųjų mes turim suprasti. Mes turim suprasti, kad Jėzus veikia ne pagal žmonių tvarkaraštį, bet pagal Dievą. Dar neatėjo laiks. Jis nesidėlė konfliktą. Dievas niekada nesiblaško, niekada nepaniko, nereagauna iš baimės. Tik iš paklusnumo Tėvui. Jeigu paklusnoms Tėvui yra judėti į priekį, mes judame į priekį. Jėzus judėjo į priekį. Jie jam prikaištavo, kad jo mokinė renk varpos. Jis ne tik atrėmė jų priekaištus, jis sako, ar neskaitėt. Ir toliau, ko jis padarė, į tų prikaištautojų fariziejų sinagogą. Ir ten padarė stebuklą. Bet kada jie priėmė galutinį sprendimą, jis neaštrina toliau konfliktą, jis pasitraukė. Ar suprantate? Tai nebuvo taip, oi, kaip čia dabar, čia prisidėjo, ne. Viskas buvo Dievo kontrolė. Jis nesiblaškė, jis nebėgio. Dabar, jeigu žiūrėti iš Silaudas, aš čia visų pirma pats savo užsirašiau. Emociškai brandus žmogus. Čia ir dar kita dalis. Žino, kada reikia kovoti, o kada pasitraukti, nes jis supranta, kad ne kiekvienas konfliktas turi būti laimėtas. Jėzaus net vardu. Ar suprantate? Bet čia yra labai svarbi. Ir kada mes žiūrėjom šitą filmą, kurį labai rekomenduoju, jeigu nematėt, Jėzaus revoliucija, pažiūrėk, labai romantiškas filmas. Daug romantikas. Ir kada būsims pastorius, ir kuris jau tarnavo 1000 žmonių, po to jis pamatė iš kokios sudužusios, kokios neįgalios šeimos, mamas, kuri turėjo labai daug vyrų, jis atėjo. Ir jo būsimas sužadėtojui jam sako tokį tekstą, sako, ar tu kausis dėl monės? Ar tu toliau pasilieksi tam aukos vaidmenį? Kadangi mano gyvenims, kadangi aš iš tokios šeimos, kadangi visi palikt, kadangi tokį žaizdas, kadangi kadangi jį nutarnavo, tai labai daug istorijų. Bet jo sužadėtinė jam ištarė, žinot, toks meilės pasivadžius, ar tu kausis dėl monės? Ir jis nieko nesakė, tu momentais paliek. Suprantat, yra laiks, kad Dievas sako, kaukis, verškis, grumkis, užimk, nepalesk. Ne tik pasakyk parašytą, ekitą veitą, padaryk stebuklą. Bet ir laiks, kad sakės. Nes ir krikščioniškos šeimos, kuri labai idealizuot krikščioniškas šeimas, sakot, oi, kokį krikščionišką šeimą, kad turėčiau krikščionišką šeimą. Nebūtų ten rojų žemė, jokių konfliktų ir taip toliau. Ir aš daugelį vietų aš matau savim, Edgarėlė, užauk, subrės, neves, mano vaka, koks didžiausių mano priekaištų, Edgar, tėti, jis sako, Edgar, sako, tėti, tu visą laiką nori būti teis. Tu visą laiką nori laimėti. Tu visą laiką nori užžyti, paimti, įrodyti. Ok. Jėzus, suprantat, Jėzus jis yra nugalėtas, jis yra sveik žmogus. Ir jis žino, kada jam reikia verštis, kada reikia įeiti į sinagogą ir padaryti stebuklą, ir kada reikia atsitraukti. Ar suprantat? Kada kažkas kis gal laimėti. Nes aš galvoju, mes turim suprasti, reakcija, aš mokaus, reakcija turi būti momentinė. Bet ta reakcija galbūt pirmin arba hop. Bet aš turiu neteimti gumos. Suprantate, kaip čia yra? Čia Jėzus darė labai
valingas sprendimas. Ir tai yra kartais, tai yra šventosios dvasios vedimas. Kartais šventoji dvasia, vėl kartuoju, verškys, grumkys, kaukys, nepaleis. Kartais jis sako, palik. Kas liečia skyrybų dalį, žinokit, tai yra, čia yra dvigubi, trigubi saugiklė. Negalvo, kad Dievas taip lengvai tai skirs žmoną arba žmonos vyrą. O aš girdėjau žodį, Edgaras kalbėjo, pamokslau, palikt. Halleluja, palikt. Visas jų problemas, visas tas dalykas. Ne. Iš tikrųjų, čia labai svarbus momentas. Aš daugiau negaišu laiką, aš matau, kad Jėzus jis buvo strategiškai ir taktiškai žinojo. Žmonės jį norėjo nustumti, jis praėjo pro juos. Jį davė iki galo, jis atsakydavo ir vėl matos, Dievas jį pravesdavo, jis išvengdavo tam, bet kad atėjo diena, kad jis turėjo būti kaip Dievo avinėlis, paukots už visą pasaulį nuodėmę. Jis nevengė konfliktą, jis, kada jie apsipersaplėš, jūs girdėjot piktžodžiavimą, juk jis irgi, tada jis nevengė. Jis suprato po Getsemanės sodą, kad Dievas pagal Žydams laišką išklausė jo maldą ir jo malda buvo išklausyta, kad šito taurė nepraės negerti, jis turės išgerti ją iki galo. Toks buvo atsakymas. Ir žinojo, kad daina tai. Viskas. Čia yra labai svarbus mums. Labai svarbus yra šventosios dvasios vedimas. Labai svarbus yra artimųjų kitų pagalba, kad mes matytumėm, kad mes reaguotumėm teisinga, nes daug konfliktų išvengtumėm vien dėl to, kad aš paklausyčiau irgi savo vaikų. Ne vis laiką aš turbūt teisiu. Net jeigu esu teisus. Ar suprantat, Jėzus jis buvo teisus, bet jis nepuolė dar, jūs nepatikėjot veinuose, tai aš dabar užbombardausiu, aš jums seriją pamokslų, daug ženklų stebuklų, jūs niekam nėra. Tai galbūt ir darbė mes, o tai kodėl Dievas čia, o kodėl ten tas. Ir labai dažnai mums, kaip krikščionėms ant priekaišta, kad jūs esate pamokslininkai. Mažiau pamokslauk. Tai nereiškia, kad tu pralaimė, tu tiesiog atsitrauk. Nes esi laisvas žmogus, nes esi išgydęs ir visą kitą. Ir jeigu tu matai, Dievas sako, ramiai atsitrauk, nesivelk. Kada man buvo padarytas toks sprendimas, kada artimi žmonės, brangūs žmonės, man pasakė tam, arba bažnyčia, arba mes. Man aiškiai buvo ištransliuota. Ir aš tuo metu skutau bolius. Ar bažnyčia, aš dabar galiu pasakyti, tai dėl mano kvailomo, labai aiškiai, žemaitiška buvo, atgara, arba tavo bažnyčia, arba mes. Ir aš skutu bolius. Ir skudams bolius tur galingą malą, sakau, Dieve, ko daryti. Žinot, ko Dievas pasakė? Nieko. Skusk bolius. Nieko, tiesiog projektai. Suprat, čia aš šiandieną, čia nėra jokios mano šlovės ir garbės. Dėl mano kvailomo, dėl mano nuodėmių, dėl mano klaidų, mano artimi žmonės buvo privesti prie tokį pasirinkėjimą, ar suprantat? Aš jau visiškai, aš tai galiu jų atsiprašyti šito veido. Bet dėl savo kvailomo tu įvedžiau žmonės, suprantat, įnervinau, įsutinau tai. Bet kada Dievas ką išves, nieko. Nepulk įrodinėti, ne visi mūšia turbūt laimėti. Svarbiausia, kad karas jau yra laimėtas. Neužmirškit tai. Halleluja. Žinau rezultatą. Vakar Anglų laimėjo 2-1 prieš Norvegus. Užuojot, Loret. Užuojot. Supraskit vieną dalyką. Aš dabar nežinau, tai keliu, visa, aš krikmetai pasavėjęs ir matakas. Pagrindinis momentas parodo per panašią 1,5 minutės. Dabar žiūrėkit, aš dabar esu į Anglų poziciją. Norvegai įmušė vieną įvartį. Ar liūdna? Liūdna. Bet kas laimėjo rungtynės? Kas laimėjo rungtynės? Anglą. Aš suprantu, tau įkal. Tu jautis taip, dabar aš tau įrodys taip. Bet tu neužmirš, tu laimėjai rungtynės 2-1. Ar suprantu? Todėl Dievas sako, mes neturim prarasti. Kartas mes turim prasileisti įvairius. Kartas turim atsitraukti. Kartas būti nuolanks. Ir taip toliau. Svarbu, koks rezultatas bus. Dieve padėk. Dabar kita situacija.
kita situacija. Jėzus pasitraukė iš ten. Ir sekant eilutė sako, daugelis sekė paskui jį. O čia yra irgi momentas. Kada Jėzus kažkokį daro veiksmą, tai yra Evangelijose, pasitraukia, ar ne? Buvo veiksmus tame buvo sinagogų išgydymas ženklus. Mes galim priprasti prie tam tikrą mokymą, apie šabatą ten buvo tam tikrus mokymus, kam šabats. Ir mes gaunam to vieto prieškėm. Mes pamatėm tam tikrą ženklą, tam tikrą stebuklą, kuris įvyko. Ir mes galim prisirėžti prie to ženklą ir mes sakysim, aš dabar pasiliksiu tuo sinagogų ir aš lauksiu vėl, kur kažkas, kur Dievas išgydys ton žmogų, kitus žmonės su padžiūvusiam rankom. Padžiūvusių rankų gydymą bažnyčių, pavyzdžiui. Ir 1000 metų aš laukiau ten tų dalykų. Bet Jėzus pasitraukė ir Jėzus judėjo. Ir čia man buvo ta žodis sako, kad daugelis, aiškiai ne visi. Aš manau, kad ne visi, jie darė tie pats sprendimą. Matytas Jėzaus pasitraukimas, jis buvo netikės ne tik fariziejams, bet ir tiems, kurie aplinkui, išskyrus aišku mokins, jie sekė paskui Jėzų. Dabar čia irgi moni klausimas, irgi toks turėtų būti, ar aš visą laiką seku Jėzų? Ar suprantat? Ypač kartais yra labai sunku sekti Jėzumi, kada tokis yra akivaizdus pergalis ir mes labai prisivirinam, prisižiūram prie tų visų dalykų ir Dievas įsijūt toliau. Ir mes turėjom planų Jėzų. Reikėtų biškį daugiau paspausti, reikėtų daugiau ženklų stebuklų, reikėtų daugiau tokių gerų pamokslų, kaip tu šiandien pamokslą. Dabaigti jūs. Ir jis sako, žino daugiau negu jie. Todėl žodis sako, kad ne visi, bet daugelis vis dėlto nusekė. Ir čia yra toks sprendimas, iš tikrųjų, Dieve, o kaip tu toliau judi? Dievas nėra chaoso Dievas, Jėzus nėra chaoso, nėra pasimetėjimo. Jis galimai to situacijų išvengė smūgį, jie priėmė sprendimą, dar ne visi žinojo ir jis pasitraukė. Ir daugelis ką padarė, nusekė, bet ne visi. Ar aš esu to pačio vietoje, kur daugelis padarė tą patį sprendimą? Kartais mes savo gyvenime mes nežinom, kodėl. Kartais mes galvojam, kad Dievas daro klaidą. Nes nesielgia taip, kaip mes norėtumėm, kaip aš norėčiau. Mes nesuprantam jo. Mes nežinom. Reikėtų dabaigti, pribaigti jūs ten, toj sinagogų. Ir tada klausimas, ar aš seksiu savo įsivaizdavimas, savo pergalės planas, supratimas, kaip tai turėtų būti išpildyti iki galo, ar aš seksiu Jėzų. Ir tai gal daug ko reikš, tai galbūt ir nesakyta malda, ir kažkokie lūkesčiai, norą, stebuklus, išgydyms, santykiai, bet kas, suprantat, čia vėl toks, mes turim būti labai jautrus, čia yra šventosios dvasios darbas iš tikrųjų. Nes ar rėtis pasilikti ten, kur atrodo kažkas tokį, ar judėti su Jėzumi, kuris yra mūsų gyvenimo tėpas, jis nieko nedaro, jis nelaimčia, jis pasitrauko, jis tyl, jis nieko nepaaiškina. Tik tai sako, ar tu seksi man? Fantastiška vieta tame filme Jėzaus revoliucija, tai kad jų romantinė priesaika, žinot, kaip buvo. Jeigu tu, stovėsi tarp žmonės ir Dievo, nieko gero nebus. Dievas nori, kad mes sektumėm jo, o ne mums. Ir labai dažna mes turim labai daug planus Jėzui. Daug planų. Iš kitų veitų, iš kitų situacijų ir taip toliau. Taigi, bet daugelis sekė paskui jį ir žiūrėkit, mes neturim kažkokios galingas istorijas. Neturim kažkokį tai galingą tokį pasakojimą. Bet viens iš rečiausių Evangelijos žodžių čia yra užrašytų ir jis visus gydė. Aš pats tikrinau, taip toliau. Suprantat, visiškai nereikšminga situacija. Visiškai, išveina į kietą perėjimus. Ir labai retą raštą vietą, kur Jėzus visus, kurie buvo su jo, pasitraukė, tam judėjim, tam keli, jis visus 100% gydė, kurie turi ir ligas, negalias ir taip toliau.
Ar suprantat, kažkas čia, kažkas to vieto, šokdė. Ar suprantat? Mes galvojam, kad kažkoks dalyks iš Dievo, ar tai būtų išgydymas, ar tai būtų stebuklus, arba mes galvojam, kad reikalinga scena, reikalinga būsena, reikalinga tam tikra situacija, tam tikra vieta, kad, kažkaip, kad tai įvyktų. Dievas ją nežiūri. Scenos ir būsenas reikalingi mums. Reikalingi mums. Kad susikauptumėm, kad nurimtumėm, kad pasišvestum. Dievų nereiks scenos. Jėzų nereikalinga nebuvo nei scena, nei garsam sistema, nei kažkokį tai reklamavimą, nei kažkas. Jam to nereikėjo. Jis sekė savo tėvo planu, dar tas konfliktas neturi būti. Daugelis apsprendė toliau jį sekti, kai kurie pasilieka. Ir jis edams kažkur, mes toliau skaitysim kitą kartą Izaijas pranašystėje, tada Jėzus kalbės apie demonus netgi dar vėliau. Šito viso kelionė, kuris dalinas ir taip toliau, jis gydė visus masiškai. Be jokios istorijos, be jokio tokio, suprantat, tiesiog pakeliui į maksimą. Ar pagaunat, koks mūsų Jėzus? Pakeliui į maksimą, pakeliui į Norfą, pakeliui į darbą. Vyka vienas iš rečiausių stebuklų ir ženklų, jeigu gal pasakyti taip toliau, be jokios reklamas, be jokios antraščių, be nieko, tiesiog visus 100% gydė. Ir tai man atrodo jau iš tikrųjų, kad Jėzus biškį taip elgas negu mes. Palauk, kaip čia dabar? Tu nori pasakyti, aš to bakadėnui maksimą, aš to perėt per periją. Tu nori pasakyti, kad netgi per periją Dievas gal kažkom padaryti taukim. Taip, jam nėra problemų. Man nėra problemų. Jam nėra problemų. Ar ten tu nori pasakyti, kur ten maksimą, ten pipse, ten nuskenuokite prekį, ar ten kažkom dar padarykite. Ten Dievas irgi taip pat veikant gamtišką. Taip, jam nėra problemų. Jam nėra problemų. Mums yra problema, mums reikia seno, mums reikia renginių, mums reikia dar kitų dalykų, mums reikia tokių būsenų kažkokių. Čia nebuvo jokios būsenos. Bet aš pastebėjau, ten, kur aš matydavau istorijas, visą kitą, kur atrodo tiek daug tų būsenų, ten yra vienatinė ženkla išgydymą ar taip toliau, o čia visus. Ir žodis išgydyti, arba jis gydo, reiškia, čia vėlgi rodo tokį kontrastą, iš tikrųjų, reiškia, farizėja, kur resk sąmokslą, Jėzus kur dar gydė. Jie aiškia, kaip jie apkaltinti, jis nori atsakyti žmonės. Labai didžiulis kontras, jų širdis keita, Jėzaus širdis ne šomena, bet yra gailestinga, pilna. Jėzus farizėja mato jame problemą, jis mato žmonės, kurie tiesiog kentėjo, tiesiog jiems buvo sunku, jie buvo negali. Farizėja nori kontroliuoti, Jėzus nori gelbėti. Žodis išgydyti graikų kalboje, čia reiškia. Nuostabu jums žinoma beveik kiekvieną dieną ir ypač Loreta žodį terapija. Terapeutas. Mes turim visą terapiją, tai reiškia gydyti, tarnauti, rūpintis, atstatyti. Gydyti, tarnauti, rūpintis, atstatyti. Tai reiškia, vis laik Dievas žiūri visų pilnų paketų, viskas įskaičiuota ir taip toliau. Ir aš galvoju, sakau, Dieve, ką yra nuostaba, atrodo toks konfliktas, čia visa tokia naujiena, iš vis daug. Su ko aš negalėčiau palyginti, kaip jie sakė. Nedaug Dieve, dabar aš, sakys, atgarą neišpažink, dabar neišpažink. Vis daug, nei aš, nei tu. Kažkoks žmogus, kažkur ir dvi. Išgirst savo nuosprendį. Koks galbūt šias laikas nuosprendį? Vižys, paskutinį stadiją, tau lieka keli mėnesiai. Nes jie jau susimokė, jie jau tik sprend, kada, kur ir vis. Vižys. Kom tu daryti? Nuosprendis. Žmogui yra pasakys nuosprendis. Asmeniui pasakys nuosprendis. Jokių šansų. Tik klausimas, kiek, kada ir ką. Ko Jėzus darė? Ne į konfliktą.
bet gydė aplink savo. Jis matė kitus žmonės. Jis matė kitus žmonės. Aš šiandien girdėjau nuostabią maldą, sak, Viešpatie, padėk mano negalę, padėk mane, nes aš per savo negalę, aš matau tik save. Tai yra iš tikrųjų mes, kaip žmonės, per savo skausmą, per savo lygas, per savo negalis, mes matom tik save, mes nebematom kitų žmonių. Jėzus taip nesirg, jis matė kitus. Jam buvo pasakyts vėžio nuosprendis. Tu mirsi. Ir labai greta. Ir ką jis darė? Jis tarnavo kitiems. Jis matė jų problemas, jų skausmą, jų negalis, jų ligas. Įvyko vienas iš nuostabiausių, totalinis išgydymų tarnavėms. Be jokios reklamos, be jokios scenos, be jokių superėnių šlovintojų, be jokių įėjimų ir išėjimų dvasią, būna jie palaiminti. Aš suprantu, tiesiog pakeliu į maksimą. 100% išgydymą. Be jokių vaidybės, be jokios manipulacijos. Kaip aš sakau, su išgydymu yra taip pat, kaip su ništom, nepykit moteris. Arba yra, arba ne. Tu negali būti pusiau nėščiai. Mes negalim būti. Arba tu išgydai, ar ne. Dievas gyda. Prieš 2 savaitės beveik, nenulūžau, skila man tas pirštilis mažas. Mano traumatologija, kur gydė, pasakė, saka, ilga keikės. Sakau, nesikeikiau. Žiūrėjai, apie manimi tare. Bet, sakau, buvo pikts beveik 15 minučių, neįvėl gal pasakyti, kokie atgar mat pikt. Toks piktis pagal, toks piktis, čia buvo supykęs. Jol tik aplinkų, taip 2-3 metrą atstom, tik tas nuveša, taip toliau, aš buvau toks piktis, kol aš pastovėžiausi, aš pastovėžiausi, ką aš čia toks persi atliepis, žinau, visai taip toliau. Ir kada jau Nijol vež mane į priėmimą skyrių, ir taip toliau, ir aš galvoju, Gabriel, ko tu pyksti? Aš jums galbūt sakiau, tai kas būtų geriau, kad kojai būtų nulūžęs. Geriau būtų buvę, ar ne? Tik pers, nulūžę, ne, aš dar nežinojau, dar nebuvo atlikta rentgenogramą. Bet jau buvo toks spekts, nes visi planą buvo sugadinti. Kitą savaitę rušus eiti kalnus. Aš galvoju, kaip taip dabar, kas čia dabar yra, kas čia iš mano kontrolės išlinda. Ir šiandieną, kada, žinokit, aš jau einu neraiždams. Ar suprantat? Bet tas ir išgydymas. Aš galvoju, Dieve, dar jie biškai subintauta, aš jautų, dar man taip dikčio, bet aš jau neraišuoju. Kas vyka per 2 savaitės? Kals gėjai. Ir aš nesakau, kad čia gamtinis tep, aš kiekvieną dieną meldus, aš tepu, ten rišu, uždedu, sakau, Viešpatie, tavo žaizdomis aš gydys, tavo aliejus, ten buvom patepėm ir taip toliau, ir visą kitą, mes su Milda turėjom kitų problemų ir visą kitą, sakau, bet Dieve, tu gyda. Tu gal į paprastą. Bet gyda, aš jau šiandien nebraišau. Terapija. Dievas tarnauja, Dievas gydo, Dievas rūpinas ir Dievas atstato. Iš tikrųjų, mes turim vengti, suprantat, mūsų bendruomenė, bet mes turim nustatyti vieną dalyką. Negalbūt prieš už išgydymą. Negalbūt tokį dalyką. Jeigu mes esam nuoširdūs, mes tas ginčimės, tai tiesiog kaip tas išgydymas turi atėti, ką priekmėlis. Bet nėra, o tu atgara už išgydymą ar prieš išgydymą. Aš sakau, Viešpatie, tu gyda visas būdas, tu netgi pakeliu maksimą gyda. Bet yra 2 kraštutinumai. Yra vienas, kuris sako, tai jūs prieš išgydymą, prieš stebuklus. O ir tada tie žmonės, kurie neišgydo, kurie neturi to tikėjimo, kitam kapraupsauti. Aš nenoriu, kad mūsų bendruomenė būtų gėda pasakyti tikslį diagnozę. Būtų pasakyti, kad aš neišgynu ten tiek ir tiek laiką, ar be jokių tokių emocijų, ir taip. Ir mes galim atėti prie Dievo tiek, kiek reikės, prašyti tol, kol. Ir jeigu ne, tai, kas buvo Alfa kurs, mes girdėjome. Jau vienas, sak, bendradarbis yra vienas labiausia, kuris meldas už kitus. Jam didžiausia suklupė makmu. Kad jis meldas už kitus. Ir mato, kaip Dievas prisilėt prie kai kurių žmonių ir jie užgydo, bet jo inkstų problema. Jis jam turi daryti inkstų dialės. Nepraėjo. Ir sako, Viešpatie, kaip tai galba?
Čia tu, o čia buvo tas dalykas. Bet jis tarnavo. Sakė, ir jeigu Dieve tu manis neišgydys, aš toliau tarnausiu. Aš toliau dėsiu rankas, aš melsiu. Aš nevaidinsiu, kad esu nenešis. Aš esu nešis, 100%. Bet jeigu tu gali mane išgydyti. Taigi nieks neturėm būti raupsoti. Neturėm būti raupsoti. Ar vieną posą, ar kitą posą. Tiekiam prie Dievo, nuolankiai, prašykiam Dievo, tikėkim, kad netgi tokiam, tokiu atrodo, perkeltinė situacijų. Dievas visus Jėzus gydė. Ir žiūrėkit, 16 eilutė sako, kada jis padarė vieną iš tokių, jūs paskaitykite evangelistą, kur daug žmonių būtų tiek išgydyti. 16 eilutė dar nuostabė, sakė, bet įspėdavo, sustabdydavo, ko daryti, kad jo negarsintų. Ir čia vėl dalyks yra, kad mes turim suprasti, tarp evangelijos klaidos, kad sakė, eikite visą pasaulį, čia yra Jėzaus žodžiai. Skelbkit visą kūrinyje, kas įtikės ir pasikrikštys. Ir tai yra šventoji dvasia, tai sakė, dabar tai nėra šou, tai nėra koncertas, tai nėra, kad pritraukti savo dėmesį kažko. Tai nėra, tai gal įvykti kokį tu koncertą, kokį tu renginį gali sukurti pakeliui į Maksimą, į Norfą arba iki. Arba ten prie Maksimas tų kasų. Dievas ten gal išgydė. Tiesiog jaut, nebėra. Šventa kasa. Šitos kasos nepakeiskit. Čia mes apdėsim taip visą kitą. Tai yra Dievo ženklų stebuklų vieta. Aleliu. Tai atsiras kaip žvakelė, ar koks nors autorėlis, ar daug kokį Bibliją padėta. Vis maksista galvos, kas čia vyksta. Bet Dievas gal tai padaryti. Ir šito vietoj jis moka mumis, kad neišplės, nedarytumėm šou. Aš jau turiu baigti, kad Mato Evangelijoje tame skyrių mano berods galim paskaityti. Ir čia yra galbūt ir kiekvienam iš mūsų. Tai toks yra viena dalis, nebijoti, nesigėdyti Kristaus Evangelijos. Bet kita dalis, tai yra iš Mato 23 apie veidmainystę fariziejų. Ir jis iš konfliktą į konfliktą su fariziejais. Sako, jie fariziejai viską daro, čia yra 5 eilutė 23 Mato Evangelijos, viską daro, kad būtų žmonių mato. Žmogui tai yra neįmanom. Skelbti pasaulio, visam pasaulio Evangelijai ir nedaryti tai, kad būtume visų matomi. Mes darom Facebook'o transliacijai, skleisti Dievo žodį ir nesiekti savo garbės dėmesį ir tokį, suprantat, ir kada mes žiūrėjom šitą filmą, mes matėm vieną iš krizių ir kad jie pradėjo, kas šitas lyderis prabudėjimo, kas šitas vedlys, suprantat, ten jau prasidėjo krizė. Ir mes kartais irgi norim savo, bet Jėzus myl mums. Nereik bijoti, nereik pergyventi dėl savo vardą, pavardės ir taip toliau. Bet Jėzaus Evangelija tai nėra šou, tai nėra koncertas, tai nėra renginys, tai nėra tai dalyka, nebijokim to. Aš nesakau, kad Jėzus čia yra intraverts ar ekstraverts. Čia yra Dievo valia. Viešpatie, tokį ženklą stebuklą, 100%. Eilė. Halleluja. Bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Ir tikriausiai jie negarsint, nes tik tas, žiūrėkit, kaip aš galvoju, kad jie buvo paklustam žodžiu, eina eilutė, kad Jėzus visus išgydė. Jie laikės to žodžiu. Mats užrašė. Mes net nežinom, kas ten įvyko. Jėzus pasakė, negarsint. Kiek buvo išgydinti? Visi buvo išgydinti. Iš ko žinom? Iš vienos eilutės. Kodėl? Todėl, kad jis pasakė, negarsint. Ir jau baigo. 17 eilutė sako, taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijas žodžiai. Ir mes matom iš tikrųjų, kad Jėzus, čia yra Izaijas 42, nuo 1 iki 4 eilutės, aš tai paliksiu palapinę švenčią, kad Jėzus nebuvo
ką pasakyti, nebuvo stumdom žmonių. Jis nestumdė žmonių. Bet nei farizėjai, nei Pilotas, nei Erodas, nei kiti žmonės, nei mokinė, nei situacijas, nei aplinkybės, nei geras, nei blogas, nei tako, jis žiūrėjo, kas turi būti įsipildyti. Ir čia šitą, kur yra parašyta, mes skaitom, įsivaizduokit, taip turėjo įsipildyti pranašas į žodžiai, čia yra berods įdomi, aš dar sutikslinsiu, aš turiu vieną šaltinį tik tas, kad čia yra 12 skyrius, bet 12 kartą, kur apie Jėzų sakoma, kad išsipildė pranaš arba išsipildė Dievo žodis jo gyvenime. Mato Evangelijoje tai ir labai svarbu. Tai ir labai svarbu. Viskas įvyko taip, kad buvo pranašauta. Jėzus iš tikrųjų pildė Dievo valią ir Dievo žodį savo gyvenime. Dabar yra truputį klausimas pabaiga. Ar aš iš tikrųjų pildau Dievo žodį ir Dievo valią ir kokį pranašystę savo gyvenime? Mes juk skaitom Biblijas, jūs skaitot Biblijas, ar ne? Jūs matot ten Jėzų. Jis yra pats nuostabiausias, nepakartojams herojus. Ten yra Petrus, ten yra Jonas, ten yra Fariziejai, ten yra Minė, ten yra Emauso mokinė, ten yra Dovydas, ten yra Jozapas, kuris mums labai patinka, ten yra kiti. Bet ir klausimas, ne tai, kas mums patinka ar nepatinka, bet kokį pranašystę, kur aš įsirašau šitą istoriją. Ar aš turiu savo planų ir sakau, Dieve, tu turi išpildyti mano planus, mano supratimus, mano vizijas. Ar visų pirma, Dievas sako, ar tu nori išpildyti mano, kad apie tave, apie manim tai būtų parašyta. Įsivaizduokit, mes esam žmonės, aš jau baigsiu tokį mintį iš kapinių. Mes užrašom dažniausiai ant savo kapų, ant savo kažkokių vietų, kur atsisveikinam su žmogu, vardas pavardė, gimimo metą. Kai kas užrašo kažkokią sentenciją, sakinį, ar ne, keletą žodžių apie tą žmogų, kurio palaika, sakykime, kurio kūns šį gol. Ir aš noriu pasakyti, kad Dievo akis, dvasio galbūt kuria prasme tai irgi, kada tu išėsi, kad tu baigsi savo bėgimą. Ir Dievas daro viskom, kad tu baigtum jį sėkmingą. Pergalingą. Kai kada atsitraukdams, kai kad patirdams daug nuostabių dalykų, kad tylė edams su juo ir matydams tokius dalykus, bet iki laiks eina jau, visipal pakylyti. Niekam negarsina. Ir apie jį parašyta, kad čia įsipildė, čia įsipildė. Dabar kas bus parašyta apie tave? Apie mane. Kokį pranašystę, sako, čia yra žmogus. Čia yra žmogus. Čia yra moteris, čia yra vyras. Jo gyvenime tai įsipildė. Ta žodis, ta pranašystė. Ir daug Dievų, kad neįsipildytų, kad čia mes šito istorijoje esam fariziejai, daug Dievų, kad neįsipildytų, dar kažkurį nusprendė nebesisekti Jėzumi. Daug Dievų, kad mūsų gyvenime neįsipildytų jo juda istorija. Daug Dievų, kad mes net klysdami, neklupdami, mes išpildydom tas pranašys, kurios yra skirtas mūsų gyvenime. Ir jau ne aš, ne kažkas kitas, bet Dievas sakytų, jo gyvenime, jos gyvenime išsipildė ta pranašystė, ta žodis. Jis išpildė šitą žodį. Aleliuja. Dieve, dėkoju tau, pasimelskam. Dieve, dėkoju tau už tavo malonę, už tavo gailestingumą mums visiems. Aš meldu Dievui iš kiekvieno čia esančio, iš kiekvieno, kuris yra žiūri. Visų pirma, kad savo gyvenimo, kuris buvo, kuris yra ir kuris dar mūsų laukia, mes pažintumėm tave, Jėzau Kristau, kaip savo asmeninį gelbėtoją. Mes tavęs neįsižadėtumėm, bet sektumėm tavim. Ir jeigu mes šiandieną šią akimirką tavęs nepažįstam, padėk mums pažinti tavim. Šventoji dvasia, nužengti ten, kur esam ir padėk priimti viešpatį Jėzų, kaip savo asmeninį gelbėtoją. Viešpatį savo nuodėmių atleidimo priežastį ir amžiną gyvenimą. Jėzaus Kristaus vardu. Aš dėkoju te pat viešpatį, kad tu moka mumis iš savo žodį. Ir kartas viešpatį mes patiriam savo gyvenime krizis,
kartais mes patiriam konfliktus. Ir kartais tu mumis ragini, kad mes žygiuotumėmės, kautumėmės viešpatie. Bet yra momenta, kad tu moka mumis pasitraukti viešpatie, kaip Jėzus pasitraukė šitos konfrontacijos, šito vieto. Mato Evangelijos 12 skyrių, nes buvo dar nelaika ir ne vieta, kada fariziejai priėmė galutinį sprendimą. Prašau viešpatie ir savo, ir kiekvienam iš esam suteikti tą išminties dovaną. Išminties ir antgamtinį dovaną, ir išminties išgirsti, suprasti paprastus dalykus, kur mes turim judėti į priekį, kur galbūt mes turim kautis viešpatie, o kur mes turim galbūt atsitraukti viešpatie, nes su daugelį kartų, netgi per savo žemiškosius gimdytojus, tu atsitraukdava viešpatie, tu palikdava, tu nedava į vienas vietas ir edava į kitas vietas. Aš netiku viešpatie, kad tu esi tarsi kažkoks kaip labirins, kad tu esi viešpatie kaip mūsų talismans ir amulets, kad mes turim kažkaip čia labai bijoti, bet padėk mums išgirsti viešpatie, suprasti, pažinti tavo išmintį. Kur mes turim nekonfliktuoti, kur mes turim nerėžtis į kažkon tai ir būtina laimėti, ir būtina kažkon įrodyti šiandieną ir dabar į šitų situacijų. Viešpatie, Anglą praleido vieną įvartį, bet jie laimėjo rungtynes. Padėk mums būti tas, kurį galbūt tam tikrus ginčius, tam tikros problemos, jie nėra vis laiką teisūs, jie nėra vis laiką tai, kurį laimė, bet atsitrauk, prilaika savo liežuvį. Neįsivel bereikalingus konfliktus viešpatie, bet su tavo teikiamą išmintim jud su tavim viešpatie. Padėk mums atpažinti savo gyvenime tas sferas viešpatie. Svarbiausia žinoti, jausti savo vidum ir kaip asmeniu, ir kaip bendruomenė žinoti, kur tu judi, kur tu mumis vedi viešpatie. Nes ten, kur esi, ten yra nuostabus dalykai. Ir aš meldu viešpatie iš tikrųjų ir mūsų bendruomenė. Ir mūsų gyvenimus yra daug žaizdų, daug dvasias, daug sielos žaizdų ir daug kūno žaizdų. Mes esam žaizduoti viešpatie. Ir mes meldam, kad viešpatie galbūt ne šou, galbūt negalingus susirinkimus, ne kažkokius tai auditorijos, kur nuostabus kažkokie galingi pamokslininkai yra, bet tiesiog mūsų gyvenime, kada mes tiesiog judam su tavim. Gydyk mūsų žaizdas, gydyk mūsų širdis. Gydyk mūsų ligas, mūsų kojas, mūsų skrondžius, mūsų akis, mūsų stoburus, mūsų laimo ligas viešpatie. Mes meldam už Vilmą, kad tu jie išgydytum viešpatie, kad jie pasveiktų, jeigu mes teisingai išgirdom nuo laimo ligos, kad jie antibiotiką teisingai veiktų viešpatie. Mes meldam, mes stojam už ją viešpatie. Ir mes meldam už kiekvieną ligą, kuri yra mūsų kūne, tiesiog šią akimirką. Šito vieto mes atnešam ją viešpatie kaip tau, ne šou, ne kažkokio būseno, bet šitam kely, šitam trumpam sakinokui, kur tu viešpatie išėjai ir vyka kažkur, tai svarbu, kad mes esam su tavim. Ir jeigu mes sakam su tavim viešpatie, kažkom tu gali daryti nuostabaus. Aš meldu tie pat už tų žmonės, kad jie nebūtų raupsoti, kurie iki šios akimirkas nepasveika, kurie negauna nei fizinį, nei dvasinį, nei antgamtinį išgydymą. Viešpatie, aš nuimu tą raupsų gėdą nuo jų. Jiems yra negėda N kartą įprašyti, šauktis tavo malonės. Jiems yra negėda panaudoti visą išmintį, medicinas viešpatie, gyvenimą, kad toliau gyventi, kad būti šitam kely su tavim. Viešpatie, naudoti tam tikrus dalykus ir tu pačiu pasitikėti viešpatie, jeigu aš seksiu tavim, jeigu aš nesivaikysiu šou, nesivaikysiu kitų dalykų, bet tiesiog Jėzau seksiu tavim savo gyvenime. Tu gali padaryti kažko nuostabaus, netgi tada, kad aš nesitikiu, nežinau, net neplanuoju, net nesu tos tinkamas būsenas viešpatie. Tu gali padaryti pačius nuostabiausius, pačius galingiausius, pačius sunkiausius suvokiamus stebuklus mano gyvenime. Padėk mums neprarasti tų veitų, tų trumpų sakinokų viešpatie, kur tu tiesiog eini ir tu darai viešpatie. Padėk būti su tavim viešpatie. Gydyk mumis, gydyk viešpatie, tai, kurie yra pavarginti, gydyk mūsų sveikatą, gydyk mūsų kūnus, gydyk mūsų sielas, gydyk mūsų dvasią. Kad mes viešpatie, kaip tu, kada išgirda savo mirties nuosprendį ir tu žinojai savo vidų, kad šitie fariziejai parašė tavo mirties nuosprendį viešpatie, tu neužsisukau ant savęs, tu matai kitus žmonės, tu matai problemas, tu matai tarnavimą,
tu matei kitus dalykus viešpatie ir tu ėjai į savo mirtį, tų pačių tarnava, tu nesustabdė išgydymus, tu nesustabdė kitą malonių gausą, kurią teikė žmonėms. Tu matei juos, nors aiškiai žinoji, kad šitie jau nusprendė tave sunaikinti, bet dar neatėjo laiks viešpatie. Padėk mums priimti tavo dvasią. Padėk priimti tavo dvasią viešpatie. Ir padėk viešpatie iš pačių nuostabiausių dalykų nedaryti šou. Net jeigu jie įvyka, nedaryti šou. Net jeigu tu trokštam, nedaryti šou viešpatie. Žinoti, kad tu viešpatie nesi šaumens viešpatie. Tu norėjai tik parodyti Dievo gailestingumą žmonėms tada ir tu šiandieną parodo Dievo gailestingumą kiekvienam, kurio maldas tu išklausa. Tu nedara šou, tu tiesiog myli, tu esi gailestingas viešpats. Aš dėkoju už begalinį tavo gailestingumą. Jėzau, begalinį tavo gailestingumą Tėve, begalinį tavo gailestingumą šventoji dvasia viešpatie. Ir aš meldu viešpatie, tiek už save, tiek už kiekvieną čia esančią, kada mes baigsam bėgimą, kad apie mumis būtų parašyta, kad mūsų gyvenimus išsipildyt tą ar tą pranašystę, kad ta istorija yra ir apie mumis, kad tavo žodis išsipildė mumise. Galbūt ne iki gal, galbūt netu, bet išsipildė. Ir aš meldu, kad ne viena tošti gyvenimą, ne viena betikslį gyvenimą, kad viešpatie ne mūsų įsivaizdavimą, supratimą, kas yra didinga, kas yra daug, ar kas yra maža, kas yra tikrus gyvenimo tikslas, o kas yra menks gyvenimo, bet tavo gyvenimo tikslas, tavo viešpatie pažada, tai įsipilda mūsų gyvenimus. Jėzaus Kristaus vardu. Dėkoju tau, šlovinu, garbinu tave. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen.